Taip, aptempus medžiagą ištempus, sekantis etapas, jeigu reikia, siuvame. Siuvame prie nerviūrų. Čia siūsis prie šitos nerviūros, parodysiu. Klijuojasi speciali taip pat firminė juostelė. Viena pusė lipni, o kitoj pusė lyg atlasas, lyg šilkas tokia. Jinai sulaiko audinį nuo galimo plyšimo. Jeigu siūlą patempus, kad audinys neplyštų, užklijuojame tą juostelę tiesiai ant nerviūros, kad... O jei jos neturėjai, dirbi su lietuviška sintetika? Na, tada nežinau. Tiesiog aš nesusidūriau su tuo. Bet turbūt galima bet kokią tvirtesnio audinio juostelę. Gal sunkiau su pritvirtinimu, čia nereikia daryti prietarų. Nežinau, aš dirbu su šitą juostelę ir jinai labai puiki. Šiek tiek banguota, gal reikia pataisyti iš naujo. Šiek tiek banguota. Nu čia, kadangi audinys pasikėlęs, gal ir sunkoka pataikyti. Taip, taikome ant... Na, banguota, nu nieko. Čia dar banguota, gal neturi. Čia banguota. Gerai, tada. Nu, čia galų gale, gal milimetras neturi labai didelės reikšmės, bet kad būtų pagrindas eitų per centrą. Taip, mes ją nukerpame. Taip, kai pradėjome su tai technologija, su tai medžiaga dirbti, labai atsirado naujas siuvimas. Ant visų rusiškų lėktuvų, jakų, ten 12 kitokie lėktuvai, visos nerviūros būdavo apvyniojamos kiperinė juostele, o paskui prie jos siuvama drobė. O čia, kadangi siuvama aplink nerviūrą, ant jo niekas nesivynioja, tai siuvimas vyksta aplinkui ir gaunasi tokia, pamatysite, įstriža siulytė. Tai jinai labai visus stebino. Dabar jeigu man paduosit siūlų, Zenai, būk malonus, paduok siūlus man, aš nepasiėmiau. Užsiklijavome juostelę, pasižymėsime dygsnelių vietą. Tiesiog labai nežymiai su tušinuku, taip maždaug kas 2,5 centimetro. Taip, kniedys panašiai. Taip. Dygsnelių vietą. Nes kadangi dygsneliai labai jie vis dėlto matosi. Tai jie turėtų būti lygus. Žodžiu, neturėtų būti vienas kas 5, vienas kas 3 centimetrų ir taip toliau. Jie turėtų būti. Na, aš tik kaip pavyzdį nedaug pasižymiu. Taip, ta juostelė, čia mes diskutavom, kad nebūtinai ta juostelė turi būti amerikoniška, nebūtinai ten kažkokia tai ypatinga, bet jeigu jau naudojam sintetinę medžiagą, tai nenaudojam jokių medvilninių siūlų, jokių vilnonių, jokių medvilninių juostelių. Viskas naudojama sintetika, siūlai turi būti tada taip pat sintetiniai, kažkokie tai, kokie jie ten poliesteriniai ar poliesteriniai šiaip jau. Jeigu mes taip pat gal ne visi turėsim to tokio firminio siūlo, koks yra naudojamas specialus, tai svarbiausia, kad jisai būtų sintetinis, kad jo naudojimo laikas maždaug būtų, kad jis nesupūtų tas siūlas po metų kitų. Dabar taip siūsim, darysim dygsnį. Va, čia ne taip. Taip, durė. Sekančiam dygsniui paliekame kilpelę. Grįžtame atgal į vietą, kilpelės vietą. Taip, dabar bus tokia operacija atliekama. Kabinamas siūlas už kilpelės, patempiama, paskui kabinamas vėl iš viršaus į apačią ir atvirkščiai
Svarbiausia, tas mazgas, kad jisai būtų tvirtas, bet jisai paslankus, kad būtų galima jį už siūlą įtempti, užveršti, bet kad jis verštųsi, tempiant, kad mazgas verštųsi. Vat, tokia yra jo esmė. Va. Ir paskui grįžtame vėl į kilpą paliktą. Grįžtame į kilpą ir mazgą įtempiame. Įtempiame ir jisai keliaujam toliau prie kito pažymėtos vietelės kitos, o mazgas keliauja po apačią, kaip ir šitas mazgas tempiamas keliauja, gaunasi tokie dygsniai. Štai ir vėl iš naujo, vėl į kitą pusę. Čia galima bet kur durti, čia visai nesvarbu, nes čia iš tos vietos bus sugrįžtama atgal. Va. Atgal į apačią, į vietą. Į vietą. Va, paliekama kilpelė ir iš jos vėl padaromas toksai dygsnys. Nežinau, gal čia kaip pavyzdžiui, gal čia ir užtektų. Parodyk dar porą geriau. Įsimins, taip, va, tokia va kilpa. Kilpa, vėl liko kilpa ir mes ją patempiam, užveržiam ir čia kažkaip nelabai gavosi. Dar kodėl gavo. Gerai, vadinsim, kad gavosi. Va. Ir toliau keliaujam. Mazgas lenda į vidų. Va. Žmonės tik keiktis lengvai išmoksta, bet kokį darbą ilgai reikia mokytis. Taip, teisingai, nes šitie mazgai čia būna krūvinas ne vienas pirštas, kol tas mazgas ateina į savo vietą. Na, pabandysim dar vieną. Taip, kilpelė. Paskui užsiuvus šitą dar galima dėti dar tokią vieną juostelę ant siūlių, kad sušvelninti. Kad sušvelninti tuos siūlus, bet čia nebūtina, bet kas jau labai nemėgsta. Va. Ir vėl į kilpą. Gal tiek. Siuvėja pasitreniravo ir parodys dar porą dygsniukų. Dabar jau darbas gražiau einas. Ir pradžių labai gražiai jausi, bet dabar dar gražiau. Mazgas ir jisai keliauja į apačią. Paskutinis pažymėjimas, paskutinį dygsnį padarysime. Taip pat reikia vengti, jeigu kažką tai žymintis ant medžiagos,
reikia vengti, markeriai būna tokie labai sodrus, aš nepasakysiu tiksliai kokie, bet geriausia žymėtis pieštuku arba tušinuku, nes būna tokių atvejų, kad paskui net dažai neuždengia pažymėjimų vietų, tiesiog per dažus lipa šitų markerių tušas ar kas ten, žodžiu, reikia vengti stambių žymėjimų priemonių. Taip, mazgas ir į kilpą. Mazgas užsiveržia, prisitempia prie nerviūros ir toliau. Tai ką, gal tiek. Nam toliau. Klijuojasi dar vienas audinio gabalas ant šono. Oi. Taip, pasižymim, rašo technologija, kad užlaida medžiagos viena ant kitos, klijuojant medžiagą su medžiaga, turi būti 2 coliai, kaip jeigu amerikoniškai, tai 5 centimetrai, bet čia didžiausia. 1-2 coliai reiškia 2,5-5 centimetrai, tai kažkur apie 3-4 centimetrus. Taip, imame medžiagos gabalą ir mes jį vienai pusėje prisisegę technologiniais segtukais dedame ant liemens. Ir pagal atitinkamas vietas pasižymime, kur jinai turės būti priklijuota, mes ją tiesiog apsikarpom. Nereikia palikti didelių užlaidų, paprasčiausiai, kad jinai gultų. Kadangi čia struktūra šiek tiek lenkta, tai mes negalime dėti visai tiesios medžiagos valo, nes tada pačioj liks laisvumas, mes neturėsim kur jo dėti. Tiesiog medžiagą guldom labai teisingai. Ir paskui pagal pasižymėtą vietą mes apsikerpame visą medžiagą, nusikerpame pagal liniją, kad tiesiai prilipdytume. Taip, va čia. Taip, aš šiek tiek nukirpsiu, paskui parodysiu, kaip klijavimą darysim. Nedidelį gabaliuką, kad būtų matyti bendras vaizdas. Nereikia palikti, jeigu medžiagos valas, šito valo nepaliekam, nes jisai apsivelia klijais, paskui gaunasi tiesiog tokie, labai nelygu, bet kokį valą, netgi jeigu nebūna tų plaukelių, būna tik tai valo kraštelis, jį vis tiek prašo ypatingai dažytojai, kurie ruošia paviršių dažymui, jį nukirpti, kad jisai nemaišytų. Dabar taip. Gal smeigtuku, gal tiesiog gal palaikyk.